Liepos 27 dieną Lietuvoje viešintis nacionalinės ledo ritulio lygos žaidėjas Dainius Zubrus surengė spaudos konferenciją, kurioje paskelbė, jog nuo šiol jis eis nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos prezidento pareigas. Lygos vadovai tikisi, kad New Jersey Devils klube rungtyniaujančio sportininko padedami, jie pritrauks daugiau rėmėjų. Mes neketinam stovėti vietą, mes plėsimės kasmet, komandų daugės. Ir mes, aišku, tikimės, kad Dainius, jo vardas pritrauks dar daugiau rėmėjų, nes pinigų, tų rėmėjų mums reikės vis daugiau ir daugiau, kaip jūs suprantate. Kad ledo ritulys yra labai brangi sporto šaka. Sudomėjimas kyla. Jau dabar bus ne 7 mokyklos, kaip buvo praeitais metais, bet jau 10. Komandoje bus net 28. Bus net 4 skirtingos amžių grupės, kur dalyvaus, taip kad viskas kyla, viskas eina į priekį. Ir jeigu tas mano prezentavimas kažko padės ir aš manau, kad kodėl ne. Tai už tai, kai man tas buvo pasiūlyta, aš su malonumu sutikau ir sakau, reikia dirbti toliau ir reikia keltas sudomėjimą, kad vaikai turėtų kur atėti ir praeis ledo ritulį. Naujojo sezono biudžetas net 5 kart didesnis nei praėjusiais metais. Jis siekia daugiau nei 1,25 tūkstančių litų. Praėjusiais metais 50 aprangos komplektų lietuvių vaikus parėmė NHL lyga. Dainius Zubrus teigė, jog paramos iš jų galima tikėtis ir ateityje. Garsus sportininkas ir kiti ledo ritulio lygos atstovai varsto savivaldybių duris, siūlydami statyti naujas čiuožyklas. Pastaruoju metu tariamasi su Rokiškio ir Druskininkų savivaldybėmis. Į tai reikia žiūrėti kaip į investavimą į ateitį, į vaikus ir viską toliau. Tai tas nepasikeis. Mes net važiuosim ir nepastatysim tos pačios čiuožyklos. Reikia, kad jie pasijungtų, o kaip operuoti, kaip projektus viską mes rodom ir mes norim, kad jie tai darytų. Ir kas liečia mūsų pagalbos, kad ten būtų mokyklos ir kad būtų treneriai, kad būtų užėmimas vaikų, mes ką galėsim padarysim. Ledo ritulio populiarumas Lietuvoje auga. Nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos vadovybė džiaugiasi, jog ši sporto šaka pritraukia vis daugiau jaunų sportininkų bei plečia savo geografiją. Lietuviai dalyvauja Latvijoje, Švedijoje, Rusijoje, Baltarusijoje rengiamuose čempionatuose, o ateinantį sezoną žais ir Austrijoje vyksiančiame prestižiniame World Tournament turnyre. Prieš išvykdamas į Monrealį Dainius Zubrus įvairaus amžiaus vaikams surengė apie pusvalandžio trukmės treniruotę, išsakė jiems savo pastabas bei pasidalijo patirtimi.